Sveiki, automotofanai, šiandien pas mus apžvalgoje Peugeot. Naujas Peugeot 5008, tai vyresnysis 3008 Peugeot brolis. Jis ir ilgesnis, toks didesnis, na, kaip tikras vyresnysis brolis. Tai šiandien pažiūrėsim, kaip jis važiuoja, kaip atrodo, kiek jame vietos, ar patogu su juo važiuoti, kaip ergonomika. Ir papasakosiu savo jausmus be vairuojant. Tai pirmin. Peugeot automobiliai labai žavi savo dizainu. Tai čia toks futuristinis ir šiuolaikiškas dizainas, kad taip pro šoną praeiti ir nepastebėti Peugeot turbūt neįmanoma. Žibintai yra full LED matriciniai. Tai naktį, čia šiaip tobuliausia technologija, kuri egzistuoja dabar rinkoje už prieinamą kainą. Tai žibintai top. 19 colio Peugeot ratlankiai. Kažkiek su juodais elementais ir chromo elementais, pavadinsim taip, man atrodo labai gražiai. Ir dera prie šito automobilio, jodo ir chromo mišinys, gražiai padirbėta. Peugeot 5008 tai ilgas automobilis, kaip matot, jo ilgis, kaip tikro suaugusios SUV. O tai reiškia, kad tai yra 7-vietė versija. Ne tik tai 5-iese galėsit važiuoti, bet ir 7-iese. Jėgainė. 3 cilindrų mild hybrid variklis, 136 arklio galios. Ir čia labai stiprus mild hybridas. Su juo iš tikro galima važinėti beveik kaip su tikru hybridu. O tai reiškia, kad mieste net važiuoti ir kiam, ar 30, net 50 km/h greičiu, jis gali važiuoti vieną elektrą, nes elektros variklis gan stiprus, apie 21 arklio galių, man nors apie 20 arklio galių. Kas pasikeitė šitam variklį, tai turbūt neslėpsim. Anksčiau, kai tik atsirado PureTech varikliai, 1-2, 3 cilindrų, tai jie turėjo problemą su diržu, būtent viduj. Bet šitas variklis jau diržo beveik, iš vis neturi diržo, pas jį stovi grandinė. Tai tikėtina, kad tų problemų iš vis nebebus. Nes Peugeot mokosi, kaip kiekvienas gamintojas, žiūri, kaip galima patobulinti, tai šitai hibridiniai sistemai vietoj diržo įdėjo grandinę. Taip pat čia naujausia yra pavarų dėžė su dviguba sankaba, kad dar labiau taupyti kuro. Tai pavažinėsim, įvertinsim ir pamatysim, ką jis moka. Palei korpusą apsauga nuo purvo. Ir aišku, keyless sistema, kur mes galim be rakto, jeigu raktas kišenėje, įeiti ir išeiti. Tai va, apie ką aš kalbu, kad neišpurvintų jums kelnių, durys eina palei visą korpusą. Čia yra papildoma apsauga. Tai va, užsidarom ir čia jau purvo nebus. Taip ir galinėse durelėse. Tas pats. Ir bendrai durelių uždarimo atidarimo garsas labai priima. Ir durys tokios, žinot, sveria. Nėra jausmat, kad viduj viskas tuščia, žinot, skarbonkė. Ne. Ir atkreipkite dėmesį į vieną dalyką. Čia. Matot, nėra gumų. Absoliučiai nesimato gumų. Čia yra premium labai aukštos kokybės automobilių bruožas. Tai Peugeot taip pasistengė sukomponuoti savo automobilį, kad ne čia nesimato gumų. Iškart priduoda tokio premium jausmo, net iš žvilgsnio. Gale mes irgi turim ledinius žibintus. Full LED.
Tai viskas čia apie grožį, dizainą. Iš tokių žibintus turbūt į sielą galima parduoti. Tikrai spaudingai atrodo ir šiuolaikiškai. O galas šiaip konservatyvus, jeigu tai bendrai. Jeigu nebūtų žibintų, tai atrodo labai toks standartinis paprastas automobiliukas. Bagažinė. Kojas mastu atidaroma. O kurgi bagažinė? O bagažinės beveik ir nėra. Žiūrėkit. Labai mažai vietos iš tikro, nes 7-vietis automobilis. Aišku, ten kažkiek dar yra vietos galima padėti. Gal, jeigu mes važiuojame kokią parduotuvėlę, tai užteks. Sėdynės galima nulenkti. Jeigu šitą virvutę paimam, galima nulenkti, tai aišku, vietos bus daugiau. Na, jeigu čia 7-vietis, tai tegu lieka taip. Tai, manau, metas į saloną, pažiūrėti, kas salone, nes vien iš bagažinės žvilgsnio mes matom, kad daug yra ramšo, labai kokybiška, tai nekantrauju atsisėsti vidų ir pažiūrėti, koks jausmas. Pažiūrim, kiek vietos gale. Nu va, kaip atrodo 1,85 m sėdintis gale. Virš galvos, žinokit, nėra labai daug vietos, apie gal vienas pirštas. Bet kas čia pasikeitė? Turim porą sėdytojų vietoj 3. Anksčiau buvo 3 sėdynės atskiros pas Peugeot. Man asmeniškai tai nelabai patikdavo. Na, jeigu labai jau didelė šeima, aišku, praverčia, nes yra 3 EasyFixai. Čia yra dabar porą EasyFixų, bet pati kokybė ir komfortas, bet kaip tu sėdi gale, turi ir klimato kontrolę, čia valdoma, matot, elektra, viskas čia taip šiuolaikiška. Ir pačios sėdynės, tas kampas ir aukštis, didesnis kampas ir aukščiau stovi sėdynė. Tai kaip matot, man būtent šitoj vietoj nėra taip, kad aš sėdžiu arba kampas labai aštrus. Žinot, kaip būna, va taip. Dabar ne, pas Peugeot gavosi taip, kad tu normaliai gali sėdėti gale. Nu, kaip tikras suvas. Aišku, kompromisai dėl vietos virš galvos. Porankis. Porankis mes turim labai įdomiai. Standartinis porankis. Va, vaikai važiuoja, geria kavytė. Arba batytė gal. Nu, žiūrint, kiek metų vaikams. Ir va, toks dar gali būti porankis. Bet čia tai faina. Visas stalas galima. Šiaip, žinot, apie ką aš pagalvojau, kai tik sėdau šitą automobilį, čia kaip ofisas. Va, žinot, būna toks paprastas automobilis, būna sportinis bolidas, būna dar kažkoks. O čia, va, grinai ofisas, toksai premium ofisas, kur negėda kokį susitikimą organizuoti, mytą, verslo susitikimą, verslo pietus gal. Šiaip, visas automobilis turi tokio jausmo tarsi premium ofise tu esi. Na, į trečią eilę reikia pabandyti atsisėsti. Na va, bandom įlipti. Ar čia man pavyks? O klausimas. Na, turbūt reikia gimnastiką biškį. Žinot, vos. Tikrai nesuaugusiam žmogui šitos vietos gale. Žinokit. Na, nebent, jeigu šitą sėdynę uždaryti atgal. Na, vat nebent taip sėdėti. Aišku, nuvažiuosi kažkiek, bet virš galvos, nu, toks jau labai suspaustas gaunasi. Bet užtat, žiūrėkit, turim čia puodelių laikiklius, kas yra faina. Ir atskira šviesa dar, jeigu važiuoja vaikai. Vaikams tai čia būtų visai neblogai, manau. Na, bet jeigu 18-mečiai jau turbūt nelabai. Ir turime dar rezetę, va šitą čia, pakrauti gal telefonus. Gerai, bandau išlipti. Žinot, nelabai man čia turbūt gausis. Ne, gausi, bet... Na, sunkiai iš tikrųjų. Vaikams būtų gerai, man ne. Vairuotojo vieta, aišku, daug patogesnė man. Jaučiuosi normaliai, mašina didelė gan, priekyje ypač.
O ką turim mes čia? Tai visų pirma, elektra valdomos sėdynės, odinės, dar su tokiais elementais, kad jums būtų patogiau kelionė. Nedidelė daiktadėžė, puodelio laikikliai, slapta daiktadėžė čia, pora Type-C USB. Tai mes išjungsim. Kaip jau pastebėjot, viskas valdoma su touchscreenais. Man asmeniškai nelabai patinka touchscreenai. Aišku, atrodo labai šiuolaikiškai, bet gal aš jau senstu, kaip sakoma, man norisi gyvų tikrų mygtukų. Taip pat ir vairas, viskas yra su touchscreenais. Na, jeigu turim jau touchscreenus, liečiamus ekranus, kokį didžių čia ekranas, kažkoks tai Mercedes-Benz, ten, aš nežinau, su kom čia palyginti. Tai visi mygtukai, pavyzdžiui, šitie, jie yra programuojami. Jos galim išprogramuoti kaip jūs norit. Norit navigaciją čia paleisti, norit panoraminį kamerą, kad rodytų. Šiaip kameros kokybė labai gera. Nustebino mane iš tikro. Va, kaip fainai, gražiai. Tai kokie mygtukai jums čia reikalingi, tokie čia ir atsiras. Jūs galite iš meniu, bet kokie mygtukai iš esmės perkelti čia. Neerzinanti multimedija, gražiai atrodanti, tikrai dizainas fainas, gražus, šriftas fainas. Grįžtant prie erdvių daiktadėžių, tai turim, kaip ir sakiau, šitą slaptą daiktadėžę porą Type-C USB. Galima ir Android Auto pajungti, ir Apple CarPlay, dar 12 V rozetė čia. Bevėlis telefonų įkroviklis, papildomi mygtukai valdyti apipūtimus, rekuperacija ir taip toliau. Driving mode yra 3 režimai: Sport, Normal ir Eco. Na, gal kada ir reikės pajungti tą Sport, Normal ir Eco. Man asmeniškai turbūt ir Normal užtektų. Turim dar šitą daiktadėžę su tokia veliūru. Kitiška labai čia. Na ir didelį panoraminį stoglangį. Ir priekė faina, daugiau šviesos ir gale. Ypač kai lubos yra juodos spalvos, tai panoraminis stoglangis priduoda gerą. Na ką, metas turbūt su juo pavažiuoti. Pažiūrėti, kaip jis važiuoja ir kiek suvalgo kuro. Na ką, metas į kelionę su Peugeot. Bet pirmą reikia ką padaryti? Nusiresetinti kuro sąnaudas. Pavarų dėžė čia persijungia. Iš karto apie pakabą. Jis nėra labai minkšta, nėra labai kieta, kažkoks viduriukas, bet jaučiasi, kad automobilis orientuotas daugiau važiuoti greitkeliu, arba kai lygus, gražus, fainas kelias. Aišku, čia jo stichija. Kokia nors bekelė, ar jeigu labai jau bus vingiuotas, koks dubėtas kelias, tai aišku, čia ne apie Peugeot. Kaip ir sakiau, čia labiau toksai ofisas ant ratų. Bet užtat kokie pliusai? Garso izoliacija top. Jokio vėjo, šis nieko. Čia tai nepasakyčiau, kad aišku, čia etalonas rinkoje, gal ir mes surasim kokiu nors prabangių automobilių, kur dar geresnė bus garso izoliacija, bet už tos pinigus čia tikrai viena iš top. Ergonomika, kaip matot, aš matau prietaisų skydelę virš vairo, tai kai kurios gazdina, sako, kaip čia kas. Tai pasakysiu tikrai ne, jūs priprasit. Vairas čia būtent yra storas, tai galima laikyti taip, arba man patinka taip. Ir gan patogu, žinokit. Pavažinėsit kokią savaitę, priprasit. Grįžtam prie variklio. Tai ar užtenka 136 arklio galių? O, žiūrėkit, ką mes matom. Gyvūnėliai. Reikia atsargiai. Tai ar variklis, ar jo pakanka? Na, vat, pavyzdžiui, mums reikia greitai įsibėgėti. Sport režimas.
Gazas dugnas iki 50. Girdisi, aišku, variklis, bet pakanka tos galios. Čiagi šeimos automobilis, čia nėra sportinis. Aišku, gal norėtųsi biški daugiau, būtų ten 200 kokių arklio galių. Būtų fainiau, bet ramiam važinėjimų mieste, užmiesti kažkur pakeliaut, o tam šitas automobilis yra skirtas, tai tų galių tikrai per akis. Pats matomumas neblogas. Matau, kas iš šono, biškiai, aišku, čia yra tokia zona, kur galiu nepastebėti žmogų, bet jinai nėra labai plati ir didelė, jau kamera pagauna va čia arba iš tos pusės. Bet ir nepasakyčiau, kad čia yra blogas. Šiaip viduriukas. Viduriukas ir čia yra gerai. Bet kom žavi Peugeot, tai aišku, išvaizda, dizainas, kaip viskas atrodo, čia wow efektas garantuotas. Tai tikrai automobilis, kuris, atrodo kaip prototipas kažkoks prieš 10 metų, jeigu mes pamatytume tokį automobilį kokią nors nuotraukų, tai sakytume, ne, palauk, čia kainuoja $500,000 kažkoks prototipas, Lamborghini gal. O čia dabar Peugeot, kur galima įsigyti ir važinėti. Vat, tokiam stiliui. Gulintis policininkas, tai vertinsim pakabos darbą. Atvažiuojame apie 3.9, kiam. Ne tokia sportinė, vat kažkoks tai jausmas, kad jinai nėra labai minkšta, bet kad kažkokio smūgio perduotų į saloną, ne. Jeigu būtų, aišku, kokia didesnė duobė, tai manau, pramuštų tą pakabą, bet, sakau, važinėjant mieste, tai nejauti, kad čia yra kažkas taip blogai. Dar vienas gulintis policininkas. Apie 30. Fainai. Koks yra vienas gal iš minusų, nors čia pripratimo reikalas, dėl to, kad čia 3 cilindrų variklis, tai trupučiuko yra drebėjimo. Tai vat, jeigu vairuojat, laikot vairą, jaučia tą tokį mikro drebėjimą, kai įsibėgėjam. Bet čia pripratimo reikalas, žinokit. Praeis kokią savaitę, kaip jūs važinėsit, ir jau pamiršit, kad čia 3 cilindrų variklis ir to drebėjimo nebus. Įvertinsim pakabos darbą, nelygus kelias. Vilniaus stotis. Ir erzins mane. Žinokit, tokie nestiprus smūgiai jaučiasi, kad čia tokie nelygumai tragiški. Viduriukas, žinokit. Galvojau, bus blogiau. Bet iš tikro įdomu, aišku, kaip galiam važiuojantiems, bet priekyje, toks viduriukas. Būna minkštesnių, bet aš bandžiau naujo Subaru Forester 2025 metų. Čia iš visi pasakiškai, ten yra top. Galėsit pamatyti kažkur ekrane iššoks nuorodą šitą apžvalgą. O čia, neblogai iš tikro, neblogai, bet labiau skirta mašina važiuoti greitkeliu, kažkur, kur lygus kelias, aišku, jausmas fainesnis. Išvažiuojame lygų kelią iš karto. Toks jausmas geras. Garso izoliacija ir bendrai kaip jis. Toks ofisas, grinai ofisas. Tai automobilis turi autopilotą, pavyzdžiui, atvažiuojame 70, arba, kitaip tariant, pristaikiančią nuolatinio greičio palaikymo sistemą. Mes važiuojam 70, ženklai, pavyzdžiui, galima važiuoti jau 90. Gerai. Išvažiuojam, paspaudžiam šitą mygtuką ir automobilis mato priekyje važiuoti automobilį. Čia yra mygtukas, galima reguliuoti atstumą, ar norim, kad važiuotume arčiau ar toliau nuo priešais važiuojančio automobilio. Parodo 90 greitis. Čia iki kiek mūsų automobilis gali įsibėgėti. Ir važiuojam, kaifuojam. Kaip sakoma, automobilis mato viską, kontroliuoja.
tikrai praverčia kelionės metu. O dėl garso izoliacijos, tai kažkiek yra vėjo priekyje, bet nedaug, bet girdisi, trupučiuką. Ratų nesigirdi beveik padangų. Jausmas geras. Tikrai keliauti su tokiu automobiliu būtų malonu. Štai pasibaigė mūsų bandomasis važiavimas. Tai koksgi verdiktas? Kuro sąnaudos. Mažiau už 7 litrų. Tai automobilis, kuris moka taupyti kūro, nors ir man hibridas, bet tokio dydžio mašina ir mažiau už 7 litrų sąnaudos, tai fainai. O bendrai automobilis sukelia premium luxury jausmą. Kai tik atsisėdi, kai pradedi važiuoti, iškart premium jausmas toks. Toks mini Lamborghini kažkas tai toks. Ir aišku, tai yra 7-vietė mašina. Faina su juo pakeliauti, turi didelę šeimą, geras pasirinkimas. Kaip sakoma, norit keliauti su premium jausmu, tai rinkitės Peugeot. O už galimybę jį išbandyti, kojams Telauto, tai jeigu irgi norit pasimatuoti, kreipkitės Ukmergės gatvė 305. Ir iki. Prenumeruokit, laikinkit, sharingkit, komentuokit. Iki greito.